jeigu tiesiogiai suprasti šitą frazę, tai truputį keista ta frazė pasidaro. Bet aš suprantu, ką žmogus norėjo paklausti. Grubiai 20-25 tūkstančiai gimsta, apie 40 virš 40 tūkstančių numiršta. Tai yra katastrofa. Mums kaip tautai ir kaip valstybei taip pat. Tai yra katastrofa. Dar negalutinė. Šitą padėtį, jeigu mes nesutaisom, mūsų nebelieka. Tai užtat milijardą padovanojam Ukrainai, aš už tai, kad milijardą padovanoti Lietuvos jauniems žmonėms. Auginkite vaikus, padėsim visakeriopai, prisidėsim, valstybinės institucijos padės. Tie, kurie nemokina auginti, išmokysim, stengsimės visi kartu bendrai, nes negimstant vaikų, mums visiems yra galas. Mes ateities neturim. Ir jau tada ne tik, kad 30% sumažės mūsų pensija, iš vis nebeturėsim iš ko išgyventi ir tada prisikviesim ne iš gero gyvenimo emigrantų ir tada taps Lietuva musulmoniška šalis. Aš kalbu juokaudamas, bet kalbu apie tai, kad tai yra ypatingos svarbos problema. O valdžios 30 metų, ką jie darė valdžioj, tai matosi. 30 metų einam vis žemyn ir blogyn. Bet tą galima užsimerkti ir pasakyti, tai nėra problema, mes ją išspręsime, nors tendencija yra akivaizdi. Tai jeigu nesustabdom, mums visiems blogai. Sustabdyti privaloma. O pavyzdžių ir ekonominio stimuliavimo, psichologinio palaikymo, valstybės palaikymo yra įvairių. Jos galima ir Vengrijos, ir ne Vengrijos panaudoti. Čia tik tai kaip pragyvenimas žemiau pragyvenimo minimumo. Pajamos žemiau pragyvenimo minimumo. Buvo politinis sprendimas, kad turi dalis žmonių Lietuvoje badauti. Taip ir čia, kas susijęs su vaikais ir gimstamumo skatinimo, yra politinis sprendimas, kurio nėra. Užtat tokia situacija.